Šiuolaikinis gyvenimas pakankamai judrus, aktyvus ir teikiantis daug galimybių. Dauguma Lietuvos absolventų svajoja apie studijas užsienyje, tačiau vis dar nedaugelis žino, kad pasirinkus studijas Lietuvoje yra daugybė studijų, praktikos, stažuočių, projektų ir kultūrinių mainų galimybių. Alytaus kolegija aktyviai skatina savo studentus dalyvauti Erasmus programoje, kurios viena iš veiklų yra studentų mobilumas studijoms ir praktikai. Pasak Alytaus kolegijos studentų, nesenai grįžusių iš studijų užsienyje, tai unikali galimybė pažinti pasaulį ir patį save. Apie Erasmus poveikį jų asmeniniam gyvenimui ir asmens raidai, bei apie tai, kaip dalyvavimas pagilino jų savęs kaip Europos piliečių suvokimą, informacijos ir ryšių technologijų fakultete surengtame susitikime su bendramoksliais savo įspūdžiais dalijosi Alytaus kolegijos Erasmus studentai. Antro kurso įstaigų ir įmonių administravimo studentai Andrius Malinauskas ir Ingrida Čepulytė vieną semestrą studijavo Portugalijoje, Porto Politechnikos buhalterijos ir administravimo institute. Pasak Ingridos, dar prieš įstodama į Alytaus kolegiją, ji turėjo tikslą dalyvauti Erasmus programoje. Jau pateikiau dokumentus į Alytaus kolegiją, tai labai tikėjausi, kad papulsiu į Erasmus. Bet tas svajonės šiek tiek sužlugdė rugsėjo 1-ąją išgirsti studentų žodžiai, kad neužteko pinigų, kad neišsilaikė egzaminų. Bet tada grįžo 4 studentai iš Iškapo, Portugalijos, ir jie buvo labai ten apsidžiaugę ir labai norėjo grįžti atgal. Ir tada pasiūliau jam, nes aš labai buvau užsidegus tą mintim. Ir sutiko, ir tiesiog, kodėl ne, pabandom tiesiog. Gal tai tik dokumentus pateiksim, gal nepaims, bet galim pabandyti. Pabandyti buvo dar. Ja. O kodėl būtent Portugalija? Ar svarstėt ir kitas galimybės, ar žinojot, kad norit būtent į Portugaliją? Žinojom būtent į Portugaliją, nes ir žinom, kad būtent į Iškap, nes labiausiai sutampa mūsų dalykai, kuriuos mokome šiandien ir tenai labiausiai sutampa. Tai tenai tik tai ir pildėm. Tai visgi su kokiais lūkesčiais išvykote į Portugaliją? Pasisemti kažkokios patirties, pakeisti aplinką, nes tiesiog likom gyventi su tėvais, kadangi gyvenom Alytuj. Ir kažkaip atrodo visi kiti išvažiuoja į Vilnių, į Kauną, į Klaipėdą studijuoti, o mes likom čia, tai tiesiog pakeisti aplinką ir suaugt. Jo, suaugt, pabandyti kažko naujo. O konkrečiai kokius dalykus tenai studijavote, nes jūs turėjote galimybę rinktis, turbūt gal pavardinkit vieną kitą. Mokinomės International Economy, Marketing 1, Introduction to Management, Marketing Communication ir Informational Technologies. Ar sunku buvo adaptuotis, vis dėlto yra aplinka nauja ir kalba, kita anglų kalba, viską studijavote. Viskas nauja, neįprasta. Kaip ta adaptacija vyko? Iš pradžių atrodė sunku, nes vis tiek ne ta pati kalba, negali, jeigu nesupranti kažko, negali pasakyti lietuviškai ir tau išvers, nes niekas kitas be mūsų nesupranta lietuviškai. Bet tada kažkaip aplinkui save pamatėme žmonių, kurie anglų kalba išvis nesusikalba, tik kelius žodžius. Tada mums kažkaip atrodė, kad mes nesam čia paskutiniai, mes galim ir sugebam. Ir tada tiesiog ir tai mokyti labai padeda ir buvo, kaip ir pas mus Rozalija atstovauja tarptautinių ryšių skyriui, tai ten irgi tokį patį turėjo jie. Ir visą laiką mes, tarkim, turim problemą, nemokam naudotis ten metro ar dar kažkur, visą laiką nueinam pas juos. Ir jie padeda, dokumentus parodo, tiesiog viską kažkaip padeda adaptuotis mums. O koks požiūris ten į Erasmus studentus? Gal jūs ten buvote labai lepinami, ar kaip tik nebuvote išskiriami? Kaip ten su to požiūriu į Erasmus studentus? Čia ir egzistuoja toks stereotipas, kad Erasmus studentai beveik visose šalyse jie labiau turistauja negu studentauja. Tai čia visiškai kitaip, bent jau pačioje Portugalijoje, aš nežinau kaip kitose šalyse, bet bent jau Portugalijoje tai teko tikrai mokytis. Ir nebuvo taip lengva, kaip tikėjausi. Aš tikėjausi, kad daugiau laiko praleisiu prie vandenyno, o ne prie stalo, bet... Ir buvo tokia dėstytoja, kuri, nežinau, gal 1 ar 2 paskaitojas buvo, Marketing 1, Inês Pereira. Ir ji pasakė, kad jeigu jūs galvojat, kad jūs atvažiavot studijuoti, tai važiuokit... Tai jei studijuoti, tai ateikit pas mane į paskaitas ir jūs turite jas lankyti. O jeigu jūs atvažiavot atostogauti ir galvojat, kad jums nesvarbu tie egzaminai, tai prašau, bilietukas galite važiuoti iki vandenyno. Tai iš karto tai parodė tokį nusistatymą, kad visi esame lygiaverčiai, visi turi mokytis, jeigu norim pabaigti kursus. Ne ką nelengviau, bet ir ne ką sunkiau.
Andrių ir Ingridą labiausiai šokiravo kiek neįprastos mūsų akiai nuo seno susiformavusios studentų tradicijos. Tai yra išlikę tokios 100-metės tradicijos, kadangi tas Iškapas irgi yra sena mokykla. Ir visą laiką atėjęs studentas, pirmakursis, jis gali užsiregistruoti ir būti, kaip jie patys vadina, vergų, spalvotųjų. Jie patys color sako, spalvotasis vergas, kažkas tokio. Ir tiesiog tu pasiryžti aukotis dėl antrakursių ir dėl pačios savo naudos. O nauda tokia, kad tu sustiprini pat save ir išmoksti komandinio darbo, o tas aukojimasis atrodo toks, kad antrakursiai, ką tau lieps, tu turi daryti. Jeigu tau lieps atsiklaup, tu turėsi klūpėti. Jei tau lieps pasilengus vaikščiot prie jo, turėsi vaikščiot atsiklaupęs. Bet kada priejus gali liepti pirmakursiui dainuoti. Ir jis turi dainuoti ten išrinktą dainą kokią nors. Tai pavyzdžiui, 1 ar 2 dieną matėm jau paskaitų metu, kad mes atvykome į mokyklą apie 9 ryto ir šią 12 vis dar jie klūpėjo prie pagrindinio ėjimo pirmakursį. Bet aišku, čia nėra prievalė, čia gali pasirinkti savo norą. Aišku, bet kada gali išeiti iš to. Bet jie labai tai vertina, nes tie antrakursiai būna apsirengę jaudais drabužiais, kurie yra labai prabangus ir brangus ir tiesiog yra garbė juos dėvėti. Ir jeigu tu nepabaigi tų metų, kai tu būni tas spalvotas vergas, tai tada tu negali būti tas žmogus su jaudais drabužiais. Tai būtina atkentėti visą tai, kad po to... Tai tiesiog jie labai vertina. Ir aš galvau, kad būtent tik dėl drabužių galbūt jie ten, kad jau turėtų kažkokį prestižą šeimoje ir namie, bet ne, čia tikisi, kad sustiprės jų, kad ir ką patirtų gyvenime, visą laiką jie bus pasiruošę tam, nes jie atkentėjo tokius sunkius metus. Jeigu atkentėjau tai, visą tai, kas manęs laukia, nebus taip sunku atlygiai. O jums netrodė, bent iš pradžių, kad tai elementarios patyčios? Tiesiog... Taip, mes ir galvojom, kad čia kaip fuksynos. Mes Alytuje atkenčiam 1 dieną, kiaušinių metimo ar ten žalių žandų, o tenai visą laiką matom tai ir mes klausėm, kodėl jūs tai darot, visą kitą. Ir jie atsakė, kad tai mūsų tvirtina, mes padarom stipresnės asmenybės, mes stipresnės tampam. Alytiškiai pasidžiaugė turėję galimybę susirasti daug draugų, pažinti skirtingų kultūrų bendravimo ypatumus, netradiciškai praleisti laisvalaikį svečioje šalyje. Patys studentų, kurie mus priėmė, irgi rengė tam tikrų renginių, kalėdiniai renginiai, kartingai, paintballas, o patys mes kaip leisdavom laiką. Tai yra aišku klubai, bet klubais nusivylėm, nes bent jau Portugalijoje atrodė taip, kad jeigu telpa 50 žmonių, tai ten yra 200, nebus vietos nei kur apsisukti, nei ką nors kito, o daugybė vietų pamatyti, yra atskira vietovė Ribeira prie upės ir tenai. Ir ten vyksta visas tas jau naktinis gyvenimas, klubai, kavinės. Gatvės muzikantai ir... Ja. Ir namuose vyko, iš pačių Erasmus, sakykime, pas Graikę. Gimtadieniai ir ten išleistuvės, kas anksčiau užvažiuodavo ir taip toliau. Tekilos vakarėliai, tiesiog kaip patys, man atrodo, sugalvoja tie, kurie gyvena kažkokiuose didesniuose namuose arba tik su Erasmus studentais, tai jie patys sugalvoja ir jie nebūna taip, kad, tarkim, kviečia tik savo ten artimiausius draugus, kviečia visus, kuriuos pažįsta ir viskas. Ta prasme, tikrai draugų susirast gali. Ir visi nėra tokių, kad kažkas nenorėtų bendrauti ar kažkaip, gal tiesiog nesutampa kai kurių šalių požiūrį, sakykime, žinom tokį pavyzdį, rusų su estais nesutapo, nes estai nemėgsta rusų kažkodėl, o mes, pavyzdžiui, su Rusija buvom, man atrodo, patys geriausi draugai. Visi. Bet po kiek laiko ir estų požiūris pasikeitė į rusus? Tiesiog tas bendravimas pakeičia, kad ir kokie stereotipai, sakykime, buvo apie ar prancūzus, ar ispanus, viskas pasikeičia per tą bendravimą. Ką jums davė Erasmus? Kokias išvadas galėtumėte padaryti? Kad buvo verta pabandyti, nors bijojom, nors nepatiko tvarkyti dokumentus. Nežinau, man atrodo, kad tokia galimybė, ypač kokią kolegiją suteikia, tai aš prieš tai galvojau, studijuoti norėjau universitete ir pažįstami, kurie ten studijuoja, jie sako, kad išvykti pagal Erasmus programą ar bet kokią kitą programą. Tiesiog neįmanoma, nes kokia yra konkurencija, kai mokosi daug žmonių, tiesiog tu neturi šansų jokių papultų, turi būti auksinis, tiesiog viską mokėti, viską žinoti ir panašiai. O čia mes užpildėm ir nebuvo didelės kažkokios konkurencijos, tiesiog išlaikyti porą testų ir tiek. Tai man atrodo, kai tau duoda tokį šansą, tokius pinigus, tu tiesiog imk ir važiuok. Ko dar trūksta? O grįžom kokie labiau suaugę, biškai stipresni. Ko labiausiai pasilgot, būdami ten? Lietuviško maisto. Duonos. Bet ir tų pačių lašinių. Jo. Tiesiog maisto kažkokio, nes jie tolima šalis, valgo visiškai kitaip. Ir televizijos pasilgom, nors atrodo nėra jinai tokia svarbi, kai mes gyvenam Lietuvoje.
Bet, sakykime, ten tai ir siuntėmės tas laidas ir žiūrėjom per internetą, nes tiesiog nori išgirsti lietuvišką žodį. Tiesiog to ir pasiūlom. Antro kurso verslo vadybos studentas Deividas Plauska vieną semestrą studijavo Ispanijoje, Navaros universitete. Deividas pirmasis Alytaus kolegijos studentas studijavęs šioje aukštojoje mokykloje. Aš pasirinkau Ispaniją būtent todėl, jog aš pats asmeniškai labai domiuosi sportu ir visa sportinė veikla, o ispanai, kaip žinia, yra pati sportiškiausia šalis, jie visur pirmas vietas gauna ir krepšinį, ir futbolį, ir absoliučiai man šita šalis labai asocijavosi su tokiu autoritetu, todėl aš ją ir pasirinkau. O universitete aš buvau Navaros universitete. Šitas universitetas yra pats didžiausias Baskų regione. O kokius dalykus teko studijuoti ir kiek žinau, teko studijuoti ne kokia nors kita, o ispanų kalba? Taip, aš tik tais atvykęs iš karto nuvykau į International Office ir tada aš sužinojau, kad man teks studijuoti ispanų kalbą ir aš padariau šiokias tokias pakeitimus ir tada pasikeičiau iš kelis dalykus ir šiaip studijavau psichologiją, antropologiją, etiką, marketingą ir informatiką. Tik marketingas buvo anglų kalba. Visi kiti dalykai ispanų kalba. Yra labai gera patirtis. Išmokau, dar pagilinau anglų kalbos žinias ir taipogi supratau, kad ispanų kalba nėra tokia sudėtinga, kaip atrodo. O anksčiau ar teko bent kiek mokytis ispanų kalbos, ar girdėti, ar domėtis, ar tai buvo tavo pirmoji pažintis su ispanų kalba? Taip, tai buvo pirmoji pažintis tik ispanų kalba, kiek girdėjęs per įvairius ispanų filmus, kada vėluoja vertimas, tada kažkiek girdi ir tik tais toks. Pasak Deivido, svarbiausia, ką jam davė Erasmus studijos, tai gyvenimiška patirtis. Jam teko išgyventi ir ne pačius maloniausius išbandymus, kurie jį užgriuvo jau pačioje kelionės pradžioje. Pati kelionės pradžia, manau, aš pats nebuvau iki galo visko susiplanavęs ir tai man pakišo koją, nes pradžioje aš tik atvykęs neturėjau nei pastovaus būsto. Aš 3 dienas gyvenau hostelyje. Per tas 3 dienas šiaip netaip susiradęs vieną lietuvę, susiradau ir būstą kartu tada. Ir per tas 3 dienas aš neturėjau labai didelio pasirinkimo ir radau patį pirmą pasitaikiusi ir nors ir 400 eurų, bet man gerai buvo ir tai. Tame mieste, kuriame tu gyvenai, tai kurortinis miestas, turistų mėgiamas ir ką pats tu patyrei, ką veikiai laisvalaikiu, su kuo bendravai? Oi, mano bendravimas buvo nuo paprasčiausio studento iki kunigo, iki dėstytojo visai iš kito fakulteto. Su dėstytoju važinėdavom kiekvieną sekmadienį žaisti krepšinio kartu su kitais ispanų studentais. Ir taipogi jis man aprodė visą miestą, pačias gražiausias vietas jo. Bet visų pirma, Ispanijoje yra kiekvienas ispanas pirmiausiai stengiasi tame mieste parodyti ne ką kitą, o bažnyčią, nes jie labai yra religingi žmonės. Nežinau, aš niekur kitur taip nematęs, kad tokios religijos. Nors ir aš mokiausi universitete, kurį įkūrė kunigas, ir jis priklausė Opus Dei, viena iš bendruomenių religinių. Taip, kad nėra toks labai ir keistas dalykas, kad religija yra tokia populiari. Būdamas toli nuo gimtosios šalies, Deividas atvėrė naują savo gyvenimo puslapį, atrado bendravimo džiaugsmą su vyresniais už save žmonėmis. Aš čia vien tik tais Lietuvoje, Alytuje bendravau, galima sakyti, vien tik tai su studentais, o vyresni žmonės buvo tik tais mano giminės. O ten, Ispanijoje, aš taip normaliai bendravau su kokiais 3-4 studentais, o visiškai kitokį atradau suaugusių bendravimą ir suaugusių gebėjimą bendrauti ir dar daugiau pradėjau bendrauti su suaugusiais ir pradėjau aš juos labiau vertinti kažkaip, nes vis dėlto patirtis ir daugiausiai tave gali pamokyti suaugęs žmogus. Taip, kad
aš tikrai Ispanijoje mano buvo geriausias draugas, buvo dėstytojas, kuriam aš manau, kad virš 30 metų ir mes su juo tikrai labai gerai sutardom ir kelionė ir į Bilbao, kelionė ir į San Sebastiano, vieną seniausių atrakcionų parką ir visos gražiausios vietos aprodytos tiek Bilbao, tiek San Sebastiano, kadangi tas dėstytojas gimė Bilbao ir jis tiesiog aprodė visą savo miestą. Ir nežinau, visai kitoks bendravimas. Patys studentai kaip leidžia laisvalaikį, tarkim, pas mus Alytuje ir tenai, ar matai didelius skirtumus ir kokie jie? Esminių skirtumų nematau, bet aš manau, kad lietuviai vis dėlto mėgsta labiau tokį atvirą gyvenimo būdą, nei bent jau tame universitete, kuriame aš mokiausi. Ten, kad ir miestas yra gal 2 ar 3 kartus didesnis negu Alytus, jie ten turi 2 ar 3 klubus, taipogi mes tiek paturim, bet ten yra barai kas 5 metrai. Ir naktį išeini, visi barai pilni, pilnos gatvės žmonių ir pats tas naktinis gyvenimas yra toks nepakartojamas ir aš niekur Lietuvoje to nesu matęs. Na ir sakyk, tu ko tikėjaisi išvykdamas į Ispaniją, būtent studijuoti kažkurį tai laiką ir ką radai ir, na, galbūt tavo lūkesčiai ar pasikeitė, ar tu gavai dar daugiau nei tikėjaisi? Aš išvykęs visų pirma tikėjausi daug lengvesnio gyvenimo, daug lengvesnio įsitraukimo į viską. Tikrai tikėjausi mokytis anglų kalbą, bet ten nuvykęs, ispanų, nuvyksti, nėra kur tau dėtis, tu turi prisitaikyti prie to ir mokytis. Bet laikui bėgant mano visai lūkesčiai pasikeitė, nes kadangi tu čia gyveni Lietuvoje, gyveni su tėvais, ten išvyksti, visai kitas gyvenimo būdas, visai kitokia patirtis, visai kitokie žmonės, daug malonesni ir tikrai visada padeda, visada ko paklausit, to pas jūs gausi. Ir nežinau, mano lūkesčiai patys pasikeitė, kadangi aš tik nuvykęs viską tikėjausi lengvai gauti, bet tikrai taip neatsitiko ir tik tais vėliau supranti ir įvertini tai savo patirtį, kurią įgavai ir aš dabar tikrai džiaugiuosi, kad išvykau. Na ir ką galėtum patarti tiems studentams, kurie dar tik galvoja, ketina vykti ar nevykti į Erasmus ar apskritai dalyvauti tame konkurse? Tu jau turintis patirtį, ką galėtum patarti tiems studentam? Aišku, dalyvauti ir vykti tai reikia visur ir visada, bet priklauso nuo žmogaus, koks jis yra, ar jis nusiteikęs savęs atradimui. Nes šita išvyka, aš manau, kad tikrai yra savęs ieškojimo, galima sakyti, išvyka. Tu pamatai, susipažįsi su daugybė žmonių, tu įgauni iš jų patirtį, pats pasisemi patirties tam tikruose įvykiuose. Ir tai yra tikrai begalinė patirtis ir aš tikrai visus raginu keliauti pagal Erasmus programą ir dalyvauti visų pirma, nes mūsų kolegijoje tikrai nėra labai didelės atrankos. Šią išvyką gali pasikliauti kiekvienas žmogus ir išvykti tikrai į bent kurią šalį ir pamatyti dar daugiau ir pasisemti naujų idėjų, naujos patirties ir tikrai, aš manau, tai sveikintinas dalykas. Antro kurso elektroninės leidybos technologijų studentai Gintarė Gumauskaitė ir Gintautas Andruškevičius pagal Erasmus programą studijavo Laurea taikomųjų mokslų universitete Suomijoje. Suomijoje rinkomės dėl to, kad geriausias informatikos universitetas, didžiausia stipendija, todėl nusprendėm tenai studijuoti. Kodėl ryžotės dalyvauti Erasmus programoje? Kaip ir minėjau, tai yra labai gera patirtis, nes negana to, kad studijuojame čia, mes taip pat turime galimybę išvažiuoti studijuoti į kitą šalį, tai kodėlgi nepabandžius. Norėjau įgyti patirties ir patobulinti anglų žinias, išmokti ko nors naujo, pagyventi kitoj šalyje, pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Na, o kokie tavo lūkesčiai buvo vykstant į Suomiją?
Pirmiausia, norėjausi pamatyti svetimą šalį, nes Suomijoje niekada nebuvau buvusi. Labai vienas iš kriterijų buvo tai, kad studijuojant čia neturiu galimybės gyventi bendrabuty, nes gyvenu su tėvais. O ten jau galėjau pagyventi tikrą studentišką gyvenimą. Na ir sakykit, kaip tie lūkesčiai, ar nenusivylėt, kas patiko labiausiai, o galbūt kažkas ir nuvylė visgi? Viskas labai patiko ir tikrai bent jau aš nenusivyliau. Labai visi žmonės draugiški, padeda. Ir visa sistema ir tvarkinga šalis, viskas tikrai labai patiko. O kaip tas studentiškas gyvenimas? Ar labai skiriasi nuo studentiško gyvenimo čia, Alytaus kolegijoje? Manau, studentai visame pasaulyje gyvena panašiai, nes visi mes stengiamės suderinti studijas kartu su studentavimu. O kokius dalykus studijavote tenai, Suomijoje? Mes buvom pasirinkę projektą, reikėjo kurti internetinį puslapį. Buvo 2 grupės, mes buvom 3 ir visą tą laiką, kur studijavome, tobulėjom, kūrėm tą internetinį puslapį. O sakykit, kaip dėstytojai mokymo bazė, ar yra didelių skirtumų lyginant su Alytaus kolegija? Manau, mūsų visas darbas prie to projekto buvo paremtas visai kitokiais mokymo metodais, nes mes visų pirma turėjom užsakovę, kuriai turėjom sukurti tą internetinį tinklalapį, tai mes su jie turėjom nuolat derinti ir bandyti ją įtikti. Ir visų antra, dėstytojų tas darbas, jie labiau mus bandydavo nukreipti teisingą linkme vietoj to, kad mums aiškintų, kaip ir ką daryti. Na ir sakykit, ką galėtumėt patarti savo kursiokam, kitiems studentam Alytaus kolegijos, ar verta vis dėlto ryžtis važiuoti pagal Erasmus programą mokytis, na ir kodėl verta? Tikrai verta ir daugelis bijo, kad anglų kalba, tai gal nesuprasim, ar bus sunku, iš tikrųjų tai reikia nebijoti, bandyti ir tenai tikrai visi padeda ir supranta, o patarčiau tikrai važiuoti, jeigu gali kas nors, tai tikrai gera patirtis gyvenime. Aš irgi norėčiau pridėti, kad bet kokia patirtis yra iš tikrųjų gera patirtis ir, nežinau, padėti tiesiog pažinti kitą šalį, jos kultūrą, tai yra labai gerai. Erasmus studijos – būdas atrasti save. Taigi nebijokite naujų iššūkių, būkite smalsūs, tobulėkite, dalyvaukite konkurse ir nepraleiskite progos pasinaudoti unikalią galimybę 1 ar kelis semestrus studijuoti pasirinktoje Alytaus kolegijos partnerinėje Europos aukštojoje mokykloje arba išvykti į praktiką užsienio įmonėse.